Sveiki. Šiuo video pradedu nedidelį ciklą apie pigmentus. Ne tiek akademiškai, kiek praktiškai, iš tapytojo pusės. Ramiai, prie paletės, pasižiūrint, kaip vienas ar kitas pigmentas elgiasi dažų masėje, kaip atrodo skėstoje būsenoje, kaip maišosi su kitomis spalvomis, kaip šviesėja, tamsėja, glazūruojasi. Pirmam epizodui pasirinkau vieną iš įdomesnių geltonų spalvų – Indian Yellow. Lietuviškai aš ją vadinčiau Indijos geltona. Kartais galima sutikti ir pavadinimą indiška geltona, bet man pačiam Indijos geltona skamba tiksliau, ypač kalbant apie istorinį pigmento pavadinimą. Angliškas pavadinimas Indian Yellow iš esmės nurodo ne tiek į bendrą indišką spalvos charakterį, kiek į konkrečią istorinę kilmę ir tradiciją. Pirmiausia, svarbu pasakyti vieną dalyką. Šiandien pirkdami tubelę dažų, ant kurios parašyta Indian Yellow, mes negausime senojo istorinio pigmento. Dažniausiai tai yra modernus pakaitalas. Spalva, kuri imituoja istorinį toną, bet pagaminta iš visai kitų pigmentų. Todėl kalbant apie Indian Yellow visada reikia skirti du dalykus. Istorinę Indijos geltoną ir šiuolaikinius dažus, kurie tik turi šį pavadinimą. Indijos geltona yra vienas iš tų pigmentų, kurių istorija skamba ne kaip dailės technologijos faktas, o kaip legenda. Ir kaip dažnai būna su pigmentų istorija, čia susipina menas, prekyba, chemija, kolonijinė istorija, gyvūnų kančios klausimas ir nemažai abejonių. Tradicinis pasakojimas toks. Senoji Indijos geltona buvo gaminama Indijoje, dažniausiai siejama su Bengalijos ir Biharo regionais. Sakoma, kad pigmentas buvo gaunamas iš karvių šlapimo, kai karvės būdavo šeriamos daugiausia arba beveik vien mango lapais. Šlapimas būdavo surenkamas, garinamas, tirštinamas, o susidariusi medžiaga džiovinama į geltonus gumulus. Tie gumulai vėliau Europoje buvo valomi, trinami ir naudojami kaip pigmentas. Skamba keistai. Net labai keistai. Ilgą laiką ši istorija buvo laikoma pusiau mitu. Vieni autoriai ją kartojo kaip faktą, kiti abejojo. Buvo keliamos versijos, kad gal tai augalinės kilmės dažas, gal mineralinis pigmentas, gal mišinys, gal tiesiog egzotiškas pasakojimas, kurį Europos prekybininkai ir menininkai mielai priėmė, nes keistos istorijos apie pigmentus visada gerai skamba. Tačiau XIX amžiaus pabaigoje buvo atliktas tyrimas, kuris šią istoriją padarė rimtesnę. Indų meno medžiagų žinovas T.N. Mukherjee aprašė gamybos procesą, kurį pasak jo matė Indijoje. Vėliau jo surinkti pigmento mėginiai pateko į Europos institucijas. O jau mūsų laikais, tyriant senus mėginius šiuolaikiniais metodais, buvo rasta medžiagų, kurios iš tiesų sieja pigmentą su gyvūnų šlapimu ir mango lapų metabolizmu. Kitaip sakant, istorija, kuri ilgai atrodė kaip pasaka prie židinio, pasirodė turinti gana rimtą pagrindą. Žinoma, tai nereiškia, kad kiekviena geltona spalva, kada nors vadinta Indian Yellow, būtinai buvo pagaminta būtent tokiu būdu. Istorinėje prekyboje pavadinimai dažnai buvo vartojami gana laisvai. Kartais tuo pačiu pavadinimu galėjo būti parduodami skirtingi mišiniai arba pigesni pakaitalai. Tai pasitaiko su daugeliu senųjų pigmentų. Tikroji klasikinė Indijos geltona įprastai siejama su organinės kilmės medžiaga, euksanto rūgšties druskomis, ypač magnio ir kalcio euksantatais. Tai nėra paprastas mineralinis geltonas pigmentas, kaip pavyzdžiui ochra. Istorinė Indijos geltona buvo organinės kilmės, neįprastai švytinti, skaidri, intensyvi geltona spalva. Indijos geltona nėra tokia kaip kadmio geltona ar citrininė geltona. Ji nėra tokia sunki, netokia masyvi. Ji turi šiltą auksinį, kartais beveik oranžinį charakterį, bet kartu gali būti labai skaidri ir švytinti.
Ši spalva ypač įdomi glazūroms. Masėje tiesiai iš tubelės matome gana stiprų šiltą geltoną arba geltonai oranžinį toną. Bet tikroji tokio tipo pigmento jėga atsiskleidžia tada, kai jį dengiame plonu sluoksniu. Tada spalva pradeda veikti ne tiek kaip dengiantis pigmentas, kiek kaip šiltas šviesos filtras. Indijos geltonos tonas paprastai yra šiltas ir gilus, dažnai artėjantis link oranžinės. Gera Indijos geltona turi gana aukštą chromą, bet ji nėra rėkianti taip, kaip kai kurie sintetiniai, šaltesni geltoni pigmentai. Ši spalva labai naudinga ten, kur reikia šiltų šviesos perėjimų. Rudens lapuose, šiltose odos tonuose, šviesai pereinant per plonus žiedlapius, vaisiuose, aukso ar gelsvo metalo atspindžiuose, saulės apšviestose vietose. Ten, kur norisi ne tiesiog geltonos dėmės, o švytėjimo. Man tokios spalvos įdomios ne dėl to, kad jos ryškios, o dėl to, kad jos gali suteikti gyvybės kitiems mišiniams. Nedidelis šiltos, skaidrios geltonos kiekis gali iš karto pakeisti visą spalvinį santykį. Pavyzdžiui, jeigu turime žemės pigmentą, tarkime žaliąją ochrą, žalią ar degintą umbrą, kokią nors prigesintą rudą, labai mažas Indijos geltonos kiekis gali suteikti mišiniui šilumos ir švytėjimo. Spalva pasidaro gyvesnė. Maišant su titano balta, spalva tampa šviesesnė, bet kartu praranda dalį skaidrumo. Tai normalu. Titano balta yra labai dengianti, stipri, sunki balta. Todėl jeigu norime išlaikyti Indian Yellow tipo spalvos švytėjimą, ne visada verta ją šviesinti balta. Kartais geriau naudoti ją ploname sluoksnyje ant šviesaus pagrindo. Tai labai svarbu glazūrinėje tapyboje. Skaidri geltona ant šviesaus arba šilto pagrindo gali atrodyti daug gyviau negu ta pati geltona, sumaišyta su balta iki pastelinio tono. Štai kodėl tapyboje šviesumas ne visada pasiekiamas vien pridedant baltos. Kartais šviesa atsiranda iš sluoksnių tarpusavio santykio. Su ultramarinu Indijos geltona dažnai duoda gražius, prigesintus žalius arba alyvuoginius tonus. Kadangi pati geltona yra šilta, o ultramarinas linkęs į violetinę pusę, mišinys dažnai nebūna labai švariai žalias. Jis labiau žemiškas, natūralus, tinkantis lapams, stiebams, šešėliams augaluose. Su šaltesnė mėlyna, pavyzdžiui, ftalio mėlynos tipo pigmentais, galima gauti daug intensyvesnius žalius. Bet čia reikia būti atsargiems, nes ftalio mėlyna yra labai intensyvi spalva. Ji greitai suvalgo visą mišinį ir iš mažo lašelio padaro visą paletę žalią, taip chemijos fabriko avariją. Todėl maišant su labai stipriais sintetiniais pigmentais, Indijos geltoną reikia saugoti. Jei norime išlaikyti jos charakterį, mėlynus reikia labai mažai. Su šilta raudona gauname labai gražius oranžinius, auksinius, kartais beveik varinius atspalvius. Priklausomai nuo raudono pigmento mišinys gali būti labai skaidrus arba labiau dengiantis. Kai naudojame skaidrę raudoną, pavyzdžiui, alizarino tipo pigmentus arba modernius alizarino pakaitalus, taip pat kai kuriuos kvinakridono pigmentus, mišiniai gali būti labai gilūs ir švytintys.
Su šaltesne raudona arba violetinė, Indijos geltona gali duoti įdomių prigesintų rudų, šiltų, neutralų. Man atrodo, kad viena didžiausių pradedančiųjų klaidų yra galvoti apie geltoną spalvą tik kaip apie priemonę padaryti kažką geltono. Bet geltona labai dažnai svarbi ne kaip galutinė spalva, o kaip spalvos temperatūros reguliatorius. Tapyboje geltona gali pašildyti, suaktyvinti, suteikti vidaus švytėjimo. Ji gali būti beveik nematoma kaip atskira geltona, bet labai aiškiai juntama bendrame kolorite. Indijos geltona tam ypač tinkama, nes ji dažnai turi skaidrumo ir gylio. Pigmentai labai skiriasi pagal dengiamumą. Vieni yra labiau dengiantis, kiti pusiau skaidrus, dar kiti labai skaidrus. Skaidrios spalvos ypač įdomios sluoksninėje tapyboje, nes jos leidžia apatiniam sluoksniui dalyvauti galutinėme vaizde. Jeigu ant šviesaus šilto pagrindo uždedame ploną skaidrios geltonos sluoksnį, matome ne tik geltoną pigmentą, bet ir šviesą, kuri atsispindi nuo apatinio sluoksnio ir grįžta per tą geltoną plėvelę. Dėl to spalva atrodo tarsi švytinti iš vidaus. Žinoma, fiziškai viskas yra sudėtingiau, bet tapytojui svarbiausias praktinis rezultatas. Skaidri geltona glazūra ant tinkamo pagrindo gali būti daug gyvesnė už storą geltoną dažų masę. Todėl Indijos geltona istoriškai buvo labai vertinama miniatiūrose, dekoratyviniuose darbuose, akvarelėje, aliejinėje tapyboje. Ten, kur reikėjo švytėjimo, auksinio tono, šiltos šviesos. Tačiau čia turime grįžti prie šiuolaikinių dažų. Šiandien, kaip minėjau, tikrojo istorinio Indijos geltonos pigmento praktiškai neturime. Dabartinės tubelės su užrašu Indian Yellow gali būti pagamintos iš labai skirtingų pigmentų. Vienas gamintojas gali naudoti vienokį organinį geltoną, kitas kitokį. Trečias gali maišyti kelis pigmentus. Vienų dažų Indijos geltona bus skaidresnė, kitų labiau dengianti. Vienų bus šiltesnė, kitų šaltesnė. Vienų labiau oranžinė, kitų labiau citrininė ar auksinė. Todėl svarbu nepasitikėti vien pavadinimu, o skaityti etiketę. Ant rimtesnių dažų tubelių paprastai nurodomas pigmento indeksas. Tai tokie kodai kaip PI, PR, PB ir panašiai. PI reiškia pigment yellow. Skaičius po jo nurodo konkretų pigmentą. Pavyzdžiui, skirtingose Indijos geltonos pakaitaluose galima rasti įvairių modernių geltonų arba oranžinių pigmentų. Todėl dviejų skirtingų gamintojų Indian Yellow dažai nebūtinai elgsis vienodai. Tai labai svarbu. Spalvos pavadinimas dažnai yra daugiau marketingas arba tradicija, o pigmento kodas pasako daug daugiau apie realią dažo sudėtį. Tas pats galioja ir daugeliui kitų istorinių spalvų. Sap green, Hooker's green, Naples yellow, Gamboge, Van Dyke brown. Pavadinimai gali būti istoriniai, bet šiuolaikinė cheminė sudėtis dažnai visai kita. Tai nėra blogai. Modernūs pigmentai dažnai yra stabilesni, saugesni, švaresni, pastovesni. Bet tapytojui reikia suprasti, ką jis iš tikrųjų turi ant paletės. Mano naudojami dažai yra Michael Harding Indian Yellow. Tai nėra istorinis pigmentas. Ant tubelės nurodytas pigmento kodas yra PI83. PI83 nurodo šiuolaikinį organinį geltoną pigmentą Diarylide Yellow HR. Tai gana šiltas, sodrus, auksinės krypties geltonas pigmentas, kuris gerai atitinka Indian Yellow tipo spalvos charakterį.
Jis neturi tos pačios istorinės kilmės kaip senasis pigmentas, bet tapybiškai gali atlikti panašią funkciją – suteikti mišiniams šilumos, chromos ir skaidraus auksinio švytėjimo. Kadangi mano naudojama versija yra PI83, man svarbiausia nebandyti atkurti istorinę medžiagą, o suprasti, kaip šis konkretus pigmentas elgiasi ant paletės, koks jo masinis tonas, kaip jis atrodo ploname sluoksnyje, kaip maišosi su balta, mėlyna, raudona ir žemės pigmentais. Dėl patvarumo ir šviesai atsparumo taip pat reikia būti atsargiam. Istoriniai organinės kilmės pigmentai ne visada buvo tokie patvarūs, kaip norėtume. Kai kurie bluko, keitėsi, buvo jautrūs šviesai ar cheminiams sąlygoms. Modernūs pakaitalai dažnai gaminami taip, kad būtų patvaresni. Bet vėlgi, reikia žiūrėti gamintojo informaciją. Jeigu dažai skirti profesionaliai tapybai, gamintojas paprastai nurodo šviesai atsparumą. Jei tokios informacijos nėra, aš būčiau atsargus, ypač jei darbas skirtas ilgam gyvenimui, pardavimui ar galerijai. Man asmeniškai Indijos geltonos tipo spalva labiausiai patinka ne kaip pagrindinė geltona, o kaip spalvinis instrumentas. Jeigu man reikia labai švarios, šaltos geltonos, rinkčiausi kitą pigmentą. Jeigu reikia stiprios, dengiančios, šiltos geltonos, galbūt rinkčiausi kadmio geltoną arba kitą modernų dengiantį pigmentą. Bet jeigu reikia švytinčios, šiltos, skaidresnės geltonos, kuri gali gražiai veikti sluoksniuose ir mišiniuose, tada Indijos geltonos tipo spalva yra labai naudinga, ypač natūralistiniai tapybai. Tarkime, tapant baltą rožę, iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad geltona čia visai nereikalinga. Bet realybėje baltas objektas beveik niekada nėra tiesiog baltas. Jame yra šiltų ir šaltų refleksų, gelsvų, rausvų, pilkšvų, žalsvų perėjimų. Ir labai mažas šiltos geltonos kiekis gali padėti sukurti įspūdį, kad šviesa pereina per ploną žiedlapį. Ne kaip ryški geltona dėmė, o kaip šiltas gyvybės atspalvis. Tas pats su stiklu. Atrodytų stiklas skaidrus, tai kam geltona. Bet stiklas atspindi aplinką, praleidžia šviesą, iškraipo spalvas. Jeigu šalia yra šiltas objektas ar šiltas šviesos šaltinis, stikle atsiras subtilių gelsvų ar auksinių perėjimų. Todėl tokios spalvos dažnai dirba tyliai. Jos nėra pagrindinis spektaklio aktorius, bet be jų scena tampa plokščia. Dar vienas svarbus momentas – geltonos spalvos tamsinimas. Pradedantieji dažnai bando tamsinti geltoną tiesiog įmaišydami juodo pigmento. Rezultatas dažniausiai būna purvinas, žalsvas arba negyvas. Kartais to reikia, bet dažniausiai ne. Su šilta geltona geriau dirbti subtiliau. Tamsinti žemės pigmentais, raudonais, violetiniais, rudais, priklausomai nuo norimo rezultato. Jeigu į Indijos geltoną įmaišysime umbros, gausime šiltus, natūralius, žemiškus tonus. Jeigu naudosime violetinę arba šaltą raudoną, galime prigesinti chromą ir gauti sudėtingesnius neutralus. Jeigu naudosime mėlyną, keliausime link žalių ar alyvuoginių. Taigi tamsinimas nėra tik vertės mažinimas, tai ir tono keitimas, ir chromos valdymas. Štai kodėl man atrodo, kad pigmentų pažinimas yra toks svarbus. Neužtenka žinoti, kad čia geltona.
Reikia žinoti, kokia geltona. Ar ji šilta, ar šalta, skaidri ar dengianti, stipri ar silpna mišiniuose, ar greitai prigesinama, ar lengvai užteršia kitus mišinius, ar tinka glazūroms, ar geriau veikia masėje. Indijos geltona yra labai gera spalva šiems klausimams, nes jos negalima apibūdinti vienareikšmiškai. Ji turi istoriją, ji turi legendą, ji turi keistą cheminę praeitį, ji turi šiuolaikinius pakaitalus ir ji turi labai aiškų praktinį tapybinį charakterį. Manau, būtent dėl to ji tokia įdomi pirmajam pigmentų ciklo epizodui. Jeigu trumpai apibendrinčiau, Indijos geltona man yra šilta, auksinė, dažnai skaidri arba pusiau skaidri geltona, tinkama švytėjimui, glazūroms, šiltiems šviesos perėjimams ir subtiliam mišinių pagyvinimui. Bet kartu tai spalva, kuri moko atsargumo. Ji primena, kad pigmento pavadinimas ne visada pasako visą tiesą. Kad istorinis pavadinimas ir šiuolaikinė cheminė sudėtis gali būti du skirtingi dalykai. Kad vienas gamintojas gali siūlyti vienokią Indijos geltoną, o kitas visai kitokią. Ir kad tapytojas turi žiūrėti ne tik į gražų pavadinimą ant tubelės, bet ir į pigmento kodą, skaidrumą, šviesai atsparumą ir realų elgesį ant paletės. O istorinė šios spalvos pusė primena dar vieną dalyką. Pigmentai nėra tik spalvos. Jie yra medžiagos su savo biografija. Kartais labai gražia, kartais keista, kartais net nemalone. Man pigmentai įdomus ne tik kaip techninė priemonė. Jie yra tarsi tapybos kalbos žodžiai. Kuo geriau pažįsti kiekvieną žodį, tuo tiksliau gali kalbėti paveiksle. Ir Indijos geltona yra vienas iš tų žodžių, kuris gali skambėti labai šiltai, tyliai, bet kartu nepaprastai gyvai. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.